Aviacija Lietuvoje vis dar laikoma nišinė sritimi, daugelis jaunuolių ją sieja tik su pilotais, skrydžių palydovais ar galbūt aviacijos inžinieriais. Tačiau ši industrija kur kas platesnė nei dažnai įsivaizduojame. Ne vienas nustemba sužinojęs, kiek įvairių profesijų ir karjeros kelių čia slypi. Tad šiandien artėjant studijų pasirinkimo laikotarpiui, kai daugelis abiturientų kelia savo svarbų klausimą, ką studijuoti mūsų studijų, rubrikoje šiandien mes ir pasikalbėsime apie realias karjeros galimybes, kurios slepiasi po bendru žodžiu aviacija. Ir būtent apie tai, kaip rasti savo vietą šioje globalioje industrijoje. Na, o apie visą tai plačiau mums šiandien papasakos lietuviškų avialinijų Avion Express atstovė Santa Kliukaitė. Sveiki. Sveiki. Tai aš jau ir užsiminiau, kad mes kalbėdami apie aviaciją, galbūt siaurai apie ją šiek tiek galvojam, kaip apie pilotus, inžinierius galbūt. Tai ar jūs galite mums papasakoti, kokio masto, kaip atrodo ta aviacija tiek visam pasaulyje, tiek mūsų Lietuvoje? Taip, žinoma. Tai iš tikrųjų daugumai galbūt aviacija atrodo tokia labai tolima ir tokia labai svetima, bet jinai iš tikrųjų yra labai šalia mūsų ir jos yra labai daug. Tai jau nešnekant apie visą pasaulį, tiek taip pat mūsų Lietuvoje turime įvairių aviacijos kompanijų ir sakyčiau, tokiai mažai kaip Lietuvai pakankamai nemažai. Tai turim ir oro linijų, ir lėktuvų remontų bendrovių, ir bendrovių, kurios gamina lėktuvų dalis. Tai šiandien, kadangi esu Avion Express atstovė, tai noriu pasakyti, kad mes esam ACMI bendrovė, mes esam lyderiaujanti pasaulyje ACMI bendrovė, o tai reiškia, kad mes savo klientams suteikiam tą paslaugų paketą, į kurį įeina lėktuvas, mūsų įgula, mūsų techninis aptarnavimas ir draudimas. Ir skraidome iš tikrųjų visur, visose kontinentuose. Tai pagrinde vasaros metu, to sezono metu mes skraidome Europoje, o tada žiemos metu keliamės į tokius žemynus kaip Afrika, Azija ar net Latino Amerika. O kalbant apie stereotipus kažkokius aviacijoje, ar jų yra dar kažkokių, kokie jie? Tikrai yra, va čia kaip pačios pristatymė irgi išgirdau tokių momentų, kad atrodo, kad tai labai nišinė ir labai siaura sritis. Tai va kaip jau minėjau, tų aviacijos įmonių tikrai yra daug ir jinai yra labai didelė ir plati. Tai čia vienas iš tokių, sakykime, tų stereotipų. Kitas dalykas irgi pačios paminėtas, kad atrodo, kad aviacija tai yra skrydžių palydovai ir pilotai, kuriuos mes matom dažniau, rečiau ar ne, bet iš esmės su tuo mum ir asocijuojasi aviacija. O kiek dar daug yra už to, yra didžiulė administracija, didžiulis ofisas, kurie rūpinasi, kad tie lėktuvai pakiltų ir skraidytų. Tai iš tikrųjų ir ta profesinė prasme ir lygiai taip pat galbūt yra toks įsivaizdavimas, kad ypatingai žmonės, kurie neturi aviacinio kažkokio išsilavinimo, kad tikriausiai man aviacijai ne vieta, nes ten reikia specifinių žinių sugebėjimų. Taip, yra dalis to, bet aviacija taip pat kviečia žmonės neturinčius kažkokio išsilavinimo ar patirties. Ar yra manoma, kad aviacija labiau galbūt vyrų toks dalykas, tokias sritis, ar mes turim moterų aviacijoje? Tikrai turime, sakyčiau, pilotų tarpe, tikrai vyrai, sakykime, dominuoja, bet lygiai taip pat mes savo kompanijai turim ir piločių, ir kapitonių moterų, ir tai, sakyčiau, populiarėja tarp moterų, jau nešnekant apie administraciją, ofisą, kur tikrai turim didelę dalį moterų ir merginų. Tai kalbant dar konkrečiai apie kažkokias sritis, profesijas, kas lieka už kadro, taip vadinant, ko mes nematom galbūt. Taip pat jau užsiminiau apie mūsų tokią didelę organizaciją, didelį ofisą. Mūsų Avion Express, iš esmės, tai mes turim 3 didelius departamentus, kurie vėliau skirstosi į tam tikrus smulkesnius skyrius. Tai mes turim administraciją, operacijų departamentą ir techninius žmonės. Kalbant apie profesijas, tai turim, sakykime, aš pati labai mėgstu dažnai sakyti per interviu, kad ofisas ir mūsų organizacija yra kaip vienas didelis organizmas, kur žmonės, departamentai visi vienas nuo kito priklausomi ir susiję. Tai galima sutikti iš tikrųjų labai įvairių ir įdomių profesijų, kaip, sakykime, skrydžių planuotojai, įgulų tvarkaraščių planuotojai. Turim žmonės, kurie sugedus lėktuvui, inžinieriai jį pataiso. Turim žmonės, kurie užsako detalės, rūpinasi tiekimų, užsakymų į įvairius pasaulio kampelius. Turim dar tokių galbūt netikėtų profesijų kaip aviacijos psichologė.
Turim net žmogų, kuris rūpinasi mūsų įgulų uniformomis ir, sakykime, jų įvaizdžiu. Tai va tokių galbūt netikėtų profesijų. O kalbant apie poreikį, ar matot, kokių specialistų poreikis aviacijoje yra reikalingiausias? Aš sakyčiau, galbūt sakysiu tai, ko trūksta mūsų kompanijoje. Faktas, kad poreikis aviacijos specialistam, jisai buvo, yra ir bus didžiulis visame pasaulyje ir Lietuvoje. Mes šiuo metu mūsų kompanijoje ieškome įvairius skyrius žmonių, tai ieškom operaciniam skyriui žmonių, darbui su įgulų tvarkaraščių planavimu, taip pat ieškom ir techninio aptarnavimo žmonių, vadovų. Aš kadangi daugiausiai dirbu su administracijos departamentu, tai mes šiuo metu net ir ieškom praktikantų, mūsų personalo skyriuje, marketingo ir komunikacijos skyriuje. Tai iš tikrųjų tokia puokštė įvairovė visokiausių pozicijų. Kalbant jau apie studijas, į ką labiausiai jūsų nuomonė turėtų atkreipti dėmesį abiturientai studijuodami šią sritį ar norėdami dirbti aviacijoje? Taip, tai iš tikrųjų pirmas dalykas, kad kaip jau minėjom, kad aviacija tikrai verta pabandyti ir labai rekomenduoju apsvarstyti apskritai 12-okam tokį variantą. Mes turime kelis universitetus, kurie siūlo studijų programas. Tai tarp studijų programų galima sutikti ir aviacijos mechaniką, avioniką, pilotavimą, skrydžių valdymą. Tai labai iš tikrųjų įvairios tos studijos, aviacijos vadyba. Tai pasižiūrėti tas studijų programas, tikrai būna moksleiviai ruošiasi tam ir iš anksto, sakykime, kažkokius dalykus pasirinkdami, kas bus aktualu. Kitas dalykas, tai manau, kad internete tikrai galima surasti aviacijos įmonės Lietuvoje, tiesiog pasižiūrėti jų puslapius, karjeros puslapius, ką žmonės ar ne, ką siūlo. Dar noriu tai pasakyti, kad vyksta ir karjeros mugės, mes lygiai taip pat jose dalyvaujame, tai prieiti stende, pasisveikinti, susipažinti, tai visą laiką labai, labai prašom. Ar pastebite, ar auga tas susidomėjimas norinčiųjų ateiti į aviaciją ir galbūt studijuojančiųjų? Galbūt, sakykime, ar auga ar ne, galbūt nelabai galėčiau pasakyti, bet, sakykime, iš tų studijų ir karjeros mugių, sakykime, patirties, susidomėjimas yra, tų įmonių galbūt irgi daugėja ir iš tikrųjų ateina ne tik studentai, ateina ir moksleiviai, ir netgi 10-okai, ir jų tėvai, ir tas muges ateina žmonės tiesiog ieškantis darbo. O ką tose mugėse mes galim pamatyti? Tiesiog apie profesiją kiekvieną papasakoja, pristato? Taip, tai mes įprastai turime savo stendą ir važiuojame keli atstovai iš personalo skyriaus ir taip pat pasiemame, sakykime, tokius žmonės skirtingesnius iš skirtingų kažkokių tai sudėtingesnių profesijų arba tuo metu, ko jie labiausiai ieškome ir tada mes papasakojame apie savo kompaniją, turime tokį gražų didelį stendą, papasakojame apie atviras pozicijas, praktikantų dažnai ieškome, kas yra puikiai galimybę apskritai su organizacija susipažinti ir taip pat turime visokių žaidimų ir kitaip kaip pritraukti tuos žmonės ir taip pat atsidarome, sakykime, tokį aplikantų portalą, kur kandidatai, moksleiviai ar studentai gali mums siūsti savo CV ir mes juos peržiūrėm, įsidedam ar ne į savo, kaip čia, CV banką galim pavadinti. Dar kalbant apie tas žmogiškasias savybės, neretai skirtingose sritise reikalaujame skirtingų tų būdo savybių, kuo turi pasižymėti žmogus, kokiamis savybėmis turi pasižymėti žmogus, asmuo norintis dirbti aviacijos srityje. Aš taip galvoju irgi apie tai, kas pas mus įmonėje yra svarbu, aktualu ir apskritai aviacijoje, tai turbūt sunku būtų nuginčyti tai, kad aviacijoje yra labai didelis greitis, kad yra labai dideli pokyčiai, ypatingai dar su mūsų verslo modeliu, kur yra, ar ne, mes suteikiam tą visą paslaugų paketą, tie klientai keičiasi žemynai, šalis ir viskas. Tai iš tikrųjų prisitaikymas prie pokyčių, lankstumas, greičio, sakykime, mėgimas, ar ne, tai yra labai svarbu ir reikia turėti omenyje, kad viskas yra labai griežtai reguliuojama. Ačiū labai Jums už pokalbį, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Ačiū labai. Tai studentams linkime tinkamų sprendimų ir tikiuosi, kad šiandienos pokalbis visiems, galbūt dar nedrįstantiems ar svarstantiems, ar verta žengti į aviacijos sritį, taps padrąsinimu ir padės apsispręsti. Apie aviaciją ir jos galimybę šiandien pasikalbėjome su lietuviškų avialinijų Avion Express atstove Santa Kliukaite.